Sveiki visi, kas atsidūrėte čia ir dabar, taro kortų dėlionėje, reiškės, tai galimai žinutė jums. Žiūrėsim, ką jums kortos nori pasakyti ir apie ką su jumis pakalbėti. Taro kortos prisiminkit, kad tai yra bendras taro kortų būrimas ir jūs ieškokit savo atsakymų. Ieškokit žinutę savo. Ieškokit atsakymų į savo dabartinę situaciją. Visada orientuokitės taip, kad tai yra bendras taro kortų būrimas. O ką jums kortos nori pasakyti, žiūrėsim toliau. Būtinai spauskit mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Tik tokiu būdu aš būsiu jums visada pasiekiama. Ir mano taro kortų būrimai skirti jums. Žiūrim. Taip. O, trauksiu po 3 kortas. Žiūrėkit, kas dabar pas jūs dabartinėje situacijoje. Dabartinėje situacijoje labai panašu, kad sprendėt problemas. Čia viskas. Žiūrėkit, šeimos problemos, čia yra santykių problemos. Tai yra greičiausiai tas žmonės, kurie susiję su jūsų šeima, su jūsų santykiais. Tai yra galbūt jūsų artimas žmogus, arba tas žmogus, kuris dabar pasielgė su jumis neapdairiai. Tai buvo tokia istorija, į kurią jūs įvėlė. Jūs, kaip privalėjote, jūs neturėjote išeities kitaip pasielgti. Tas žmogus greičiausiai pasielgia arba žmonės, taip, arba kompanija, tai gali būti darbo kompanija, kuri pasielgia su jumis nesažiningai. Nesažiningai panaudojęs greičiausiai netgi galbūt spaudimą, tam tikrą kažkokį spaudimą jums, arba netgi surengė planą jums, kažkokį tokį planą, žiaurų planą prieš jūs. Kortos sako, kad vis dėlto tai buvo galbūt netgi savanaudiškas pasinaudojimas jumis. Tai yra žmogus, kuris nepagalvoja apie jūs, nepagalvoja apie jūsų situaciją, kurioje jūs galėsite atsidurti prie jį. Jūs jo laukėt, jūs tikėjotės iš jo pusės supratingumą savo. O gavosi taip, kad jis pasinaudoja jumis, pasinaudoja šaltakraujiškai. Atėmė iš jūsų tą dalelę. Dalelę jūsų meilės, dalelę jausmų, jūsų jam. Ir pabėgo, kaip dingo iš jūsų gyvenimo. Tas žmogus pažadėjo jums, kad jis sugrįš. Tie žmonės pažadėjo jums, kažką pažadėjo. Galbūt pažadėjo, kad tie pinigai, kurias jūs jiems paskolinot, jie greitai grąžins. Bet jūs jau ilgus laukiat to grąžinimo. Arba žmonės, kažkokia kompanija jums kažką pažadėjo tą kompaniją, bet dingo iš jūsų akiračio. Aplamai nerašo, neskambina, galbūt neduoda jokią atsakymą. Galbūt tai yra susijęs su teismais, kažkokia teismų kompanija, iš kurios jūs tikėjotės atsakymų, bet jie dabar tyli. Kalbėti apie santykius galima pasakyti, kad pasinaudoja žmogus, jūsų artimas, į kurį jūs dėjot visą savo tikėjimą, jis taip žinot, paėmė iš jūsų viską, ką galėjo, viską, ką galėjo, viską. Jūs jam dėjot, kaip suprantat, vaišinot savimi, jis pasiėmė ir dingo. Ir viskas iš jūsų gyvenimo, jūs dabar kantriai laukiat. Tai yra kantrybės ir laukimo korta. Jūs kantriai laukiat ir tikitės. Tikitės, kad kažkokie pasikeitimai įvyks jūsų gyvenime, taip, į gerą pusę. Tai yra kantrybės korta, o kantrybės jau jums kaip ir pritrūksta. Pritrūksta to tikėjimo, pritrūksta tos ištvermės, trūksta. Jūs jau netverėt laukti daugiau. Jūs norit, kad viskas įvyktų čia ir dabar ir jūs laukiat to jau atsakymo. Jau jūs pati savo galvojat, kad jau geriau jau pasakytų, kad negrįž. Geriau tie žmonės pasakytų, kad nebus, negausi ir jums būtų nuo to lengviau. Jūs taip savo galvojat, kad jau geriau pasakytų, kad negrįž, kad neatvažiuos ir kad jo daugiau jūs nepamatysit. Ir jums atrodo, kad nuo to jums palengvėtų. Bet yra tokia viena paslaptis.
šioje jūsų istorijoje. O ta paslaptis, apie ką aš ir kalbėjau, yra paslaptis. Jūsų istorija šitoje. Ir ta paslaptis, ar jūs sužinosit apie ją? Taip, sužinosit. Jūs sužinosit, bet kada, visada galite, jeigu norit sužinoti, kada ta paslaptis išaiškės, kokiu būdu, ar tie žmonės atsiras, ar tas žmogus atsiras jūsų gyvenime, aplamai, ir kaip jis atsiras jūsų gyvenime, jeigu norit tą sužinoti, jūs galite visada man rašyti asmeninę žinutę ir užsakyti taro kortų dėlionę. Arba spauskite nuorodą po šio video apačioje, aprašyme, spauskite nuorodą, užeikite į mano puslapį elana.lt ir ten galite užsakyti laisvai paprastai savo asmeninę dėlionę, taro kortų. O taip, paslapties daug. Dabar žiūrėkit, paslapties daug ir prisikėlimų. Ta žmogutis, jis pats tokio įdomaus charakterio. Kame yra tas įdomumas jo? Jis galvoja šiai dienai, kad jis nieko blogo nepadarė. Jam atrodo, kad tas jo elgesys, kaip ir turėjo tai būti, kad ir turėjo taip įvykti, kad jis jaučiasi vertas tą, ką iš jūsų gavo. Ir tai yra greičiausiai priklauso nuo pačio žmogaus jo charakterio bruožų. Šiaip kortas sako, kad labai panašu, kad tai žmogutis, kuris jūs apgavo, dingo iš jūsų gyvenimo. Labai panašu, kad jis pats iš esmės žmogus toks paprastas, lengvas, lengvabūdiškas. Galbūt jis pažiūrėję į jūsų santykius paprastai lengvai bei įsipareigojimų. Tai jūs tikėjot laukėt iš jo daugiau, jūs tikėjot laukėt iš jo rimtų santykių, o iš jo pusės jis tik pasinaudoja jumis ir jam taip atrodė, kad jis daro viską teisingai. Ką jis galvoja? Kokie jo ketinimai buvo dėl jūsų? Kokie jo norai buvo dėl jūsų? Jeigu norite žinoti viską apie jį, visada galite rašyti man asmeninę žinutę ir užsakyti pas mane taro kortų asmeninę dėlionę savo. Labai gerai būtų jums jį paanalizuoti. Tokiu būdu jums ateitų palengvėjimas, nes jūs suprastumėte, kodėl jis, ar tai likimas, ar tai atsitiktinumas, ar tai jums ta pamoka, kurią jūs turite išmokti. O ką jūs turite išmokti? Jūs dabar sėdite tik laukiat, bet ką jūs turite išmokti, jūsgi nežinot. Tai jūs galite taip laukti į visą gyvenimą, bet žinodama, kokia pamoka siunčia jums šitas vyras, jūs tik tokiu būdu galit arba pastumėti šitos santykius, arba per taro kortų būrimą pastumti jį, jums parašyti, jums paskambinti, suaktyvinti tą energetiką tarp jūsų, tik tokiu būdu. Ir jis gali grįžti pas jūs, gali atvykti pas jūs, paskambinti, atvažiuoti, galbūt užsinorės pakalbėti. Bet tai tik tuo metu, kai jūs per taro kortų dėlionę sugebėsite išsiaiškinti vis dėlto, kas vyko tarp jūsų, kas vyksta dabar, kodėl jūs dabar kenčiat. Tai yra prisikėlimo korta. Kodėl jūs kenčiat? Kodėl jūs bedugnėje? Jūs esate dabar bedugnėje. Niekam neskauda, jums vienai skauda. Ir jūs bedugnėje. O kaip jums išgyti iš tos bedugnės? Kaip jums prisikelti? Atsakymų yra daug. Kodėl atsakymų yra daug? Nes šita korta visada pranašauja prisikėlimą. Angelas kviečia, sako, kelkis. Bet o kaip jūs prisikelsit, jeigu jūs nežinot, kokie veiksmai, ką padaryti, kokį veiksmą sekantį padaryti. Galbūt aplamai nieko nedaryti, bet kas iš to, jūs vis tiek stovit ir pergyvenat. Jūs vis tiek, jums ta emocija, tas nerimas jums neleidžia būti laimingai, šypsuotis, džiaugtis kiekvieną dieną. O jūs siekis, juk gyvenimo pats, esmė gyvenimo siekis, kas yra? Džiaugtis kiekvieną dieną. Kaip jums tą padaryti? Kad ne tik džiaugtis pačiai, bet ir gražinti tą vyrą, gražinti galbūt tas skolas savo, kurias jūs atidavėt. Tik per asmeninę taro kortų dėlionę jūs galite to pasiekti. Bet mes žiūrim toliau ir bus dar jums atsakymas. Bus atsakymas, o kaip tai padaryti? Kaip padaryti, kad tapti laimingai?
tapti laimingai, va tokiai, patenkintai visapusiškai imperatrieniai, kad tapti, va, kad jūs taptumėte ta moteris, va, kuri tokia kaip imperatrienė sėdi ant trono ir viskuo patenkinta, viską, ir pinigais, ir darbų, ir veikla savo, ir santykiais, kaip tapti tokiai moteriai. Klaidas. Taip, o dabar jums atsakymas. Jūs darot klaidas, tas pačias. Jūs per daug padedat visiems, žiūrėkit, 3 lemtingos kortos. Kodėl jūs neturit, 1, 2 ir 3, kodėl jūs neturit meilės? Vat, jūsų siekis tai pasiekti palaimas, laimės ir džiaugsmą šalia artimo žmogaus arba ramybės savo gyvenime, bet jūs jos nepasiekėt. O todėl, kad bet jūsų tikslas gyvenime yra būti laimingai ir pasiekti tą laimę ir meilę. Perspektyva jums yra būti laimingai, bet žiūrėkit, jūs darot čia mirties kortą, čia likimo kortą, jinai tokia sudėtinga korta. Jūs nežinote, kokią pamoką turit dabar įveikti. Jūs darot tos pačios klaidos. Kaip nedaryti tų klaidų? Kaip nedaryti? Reikia sužinoti jums. Dabar sužinoti, kokios tai klaidos. Kad jų atsikratyti. Net jūs nežinot, net ką jūs netaip darote. Už ką jūs užtarnavot tokį elgesį savo gyvenime. Kodėl jūs turit kentėti, jūs nežinot to. Ir žiūrėkit dabar, jūs per daug atiduodat visiems, jūs savęs negailit. Jūs atrodytų, kad negailit savęs. Bet reikia kažkam pagalbos ir automatiškai puolat padėti. Tai ką reikia daryti? Pasaugoti save. Pasisaugoti. Palikit visada dalelę savęs ir savo. Suprantat? Labai tokios geros kortos, stiprios kortos, labai stipri dėlionė jums. Ir korta sako jums, kad visas gyvenimas, jūsų gyvenimas, jūsų rankose. Jūs esate savo gyvenimo kalvis. Tikrai jūs galite viską paversti tinkamą linkme, jeigu žinotumėte, kokiais įrankiais, matot, va čia įrankiai, kokiais įrankiais reikia pasinaudoti. O tą jūs galite sužinoti per asmeninę taro kortų dėlionę. Ir aš jūsų laukiu. Ir aš noriu jums padėti. Linkiu sėkmės ir būtinai iki sekančio susitikimo ateikit, žiūrėsim, kas bus toliau ir ar atrasit jūs tos savo įrankius. Iki.